Taigi, mielieji, kokia jūsų video turinio gamybos strategija? Jei nusprendėte organizacijoje išnaudoti aktyviau video turinį, turite pradėti nuo strategijos, kuri atsako į 3 pagrindinius klausimus. Koks komunikacijos tikslas, kokia pagrindinė žinutė ir į kokią auditoriją mes taikysime. Atidžiau pažvelkime į visus 3 šiuos komponentus. Jie visi susiję. Komunikacijos tikslų gali būti keletas. Pirmiausia, jūs galite norėti pritraukti naujus darbuotojus. Jūs galite norėti išlaikyti lojaliais jau esamus darbuotojus. Jūs norite pristatyti produktą. Jūs norite paaiškinti, kaip produktas veikia. Galbūt jūs norite parodyti pozityvius ir teigiamus klientų atsiliepimus apie jūsų organizaciją. Galiausiai galbūt jūs norite parodyti, koks šaunus buvo jūsų korporatyvinis renginys arba workshopas, seminaras, susitikimas su svarbiais klientais. Kokia pagrindinė žinutė? Tai yra antras pagal svarbą klausimas. Galbūt jūs norite būti kūrintis permainas kaip Tesla, drąsus kaip Red Bull arba kovojantis už kokybę kaip Levi'sai, kviečiantis eiti prieš srovę kaip Apple arba tiesiog kviečiate just do it, kaip tai daro Nike'as. Paskutinis svarbiausias klausimas yra jūsų auditorija. Auditorijų gali būti daug, bet pradėkime jas skirstyti pagal amžiaus grupės. Mums aktualiausios gali būti 4 amžiaus grupės. Tai baby boomeriai, gimė iki 70-ųjų metų, jiems yra svarbiausias stabilumas. Generation X gimė iki 80-ųjų metų, vertina ribas ir individualumą, o millennialsai gimė iki 2000-ųjų metų, jie mėgsta laisvę ir augimo galimybės. Paskutinė svarbi auditorijos grupė pagal amžių yra Gen Z. Gen Z gimė jau link 2010-ųjų metų. Ši grupė yra įdomiausia tuo, kad jie yra pasiklydę nuolatinėse prasmės paieškose. Su jie bus sunku. Beje, apie auditorijas pakalbėsime atskirame klipe. Taigi, pradedant filmuoti yra svarbiausia strategija. Koks viso to tikslas, kokia pagrindinė žinutė ir kokia jūsų auditorija. Važiuojam!